Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir šiandieną sučipau tokį žodį. Žmogus sako graži figūra. Ir kas yra figūra? Atkreipsiu dėmesį, kad figūra yra tarptautinis žodis. Matematikoje mes taip pat jį žinome, bet dažnai vartojam gyvenime kaip apie žmogaus figūrą arba linijas. Žmogaus linijos ir yra figūra. Bet jeigu mes apie matematinę pusę kalbėsim, tai figūra ir yra tam tikros linijos ir kampai susijungia tarpusavėje, formuojantys įvairias formas pagal susijungimo būdą. Ir pačiame žodyje yra dar kai kas, yra fi. Tai yra fi skaičių seka, sakykime, ar ne, kaip tas stebuklas arba auksinis pjūvis, ką mes matom visada gamtoje. Ir gamtoje mes matom, o žmoguje matom tik formoje, bet mes turėtume matyti ir viduje. Tai Fibonacci apie tai, kai atkarpa dalinama į dvi dalis taip, kad viso ilgio ir didesnės dalies santykis būtų lygus mažesnės ir didesnės dalies santykiui. Tai atrodo labai sudėtinga, bet jeigu mes per paveikslėlį pažiūrėsim, tai suprasim ir kaip tai atrodo. Tai figūra yra tarptautinis žodis, todėl kad jis naudojamas matematikoje. Ir jeigu mes imsime matematinį žmogaus pradą arba skaitmeninį pradą, skaitmeninį tai skaičius yra informatyvus dėl to, kad jis neša informaciją, todėl mes jį galime skaityti. Skaičius neša informaciją apie praeitį. Tai žodis figūra yra bendrai apie tai, kokia mūsų vidinė figūra, kokios mūsų linijos, kokie mūsų kampai, ką mes darom konsultacijai, tai būtent apie tai kalbam, ne apie kažkokią numerologiją. Čia numerologija tai yra čia ir dabar. Figūra tai yra visas kelias iki dabar, arba dalis kelio iki dabar, kas mus įtakoja. Ir konsultacijose mes visada sužinom, kaip to kritimo, nes linija, kuri eina aukštyn ir po to turi kreivę žemyn, jis sudaro kampą. Ir mes matom, kada, kokiame etape ir maždaug kokioje srityje reikėtų tą liniją sustabdyti nuo kritimo ir paleisti toliau kilti aukštyn. Niekas nevyksta be jūsų sprendimo. Jūs visada dieviškoje prigimtyje galite tai padaryti pats. Jums suformuojama tik situacija, pasirenka visada žmogus. Ir žinote, kame yra didžiausias susiskaldimas. Dabar žmonės sako, kad labai yra susiskaldę, vieni taip, kiti taip. Taip yra. Bet kol mes nesugrįšime į patį pirminį mūsų susiskaldimo tašką, kas yra būtent apie tai, kad žmogus ištrauktas kaip siela iš visos bendros matematinės ir tos mokslinės informacijos, jis lyg ištrauktas ir padėtas į šoną, jam neveikia niekas. Yra figūra, bet nėra žmogaus vidinės figūros. Mes viską suskirstom vieną, ištraukiam, apie kitą kalbam. Todėl čia yra didžiausias susiskaldimas. Ir kai žmonės ateis į tą tašką, kad jie supras, kad yra vientisumas tame, kad žmogaus niekaip negalima ištraukti iš bendros informacijos, tada nebus susiskaldimo ir toliau. Todėl tą susiskaldimą bandyti lipinti viršūnėlėje, kai apačioje jo nėra jokios prasmės. Tai išeinant iš tarptautinio žodžio figūra ir iš matematinės visatos sandaros ir iš skaičių skaitymo, aš galbūt galiu sakyti, kad padedu jums pataisyti figūrą. Tai tokios šio ryto mintys. Ačiū.